Zapyškės, kaip ir daugelis Lietuvos vietovių, kaip sakyt, be to karo kažkaip tas karas per visus kaimus praeina. Mes atrodo miškuose gyvenam, kaip ir čia, tos gyrios ir jos tas visas kovas ir mena. Ir mes turim kelis tokius pasakojimus apie tai, kaip čia tie karai pro mūsų tą kraštą ėjo. Vienas iš turbūt ankstyviausių pasakojimų yra apie tai, dar kai buvo imperinės Rusijos laikai. Na, žinot, tuomet rinkdavo karius ne taip kaip dabar, ne metam, ne 2, o išsivesdavo jaunus vyrus ne 25 metam. Ir žinoma, kiekvienai šeimai tai buvo baisi tragedija. Ir tuomet, Altoniškių kaimo žmonės taip sugalvojo, kad jeigu jau žino, kad jau tą žmogų ims į karą, tai susiorganizuodavo laidotuvės ir palaidodavo tuščius karstus. Tai ir mūsų Altoniškių piliakalnis tokius dalykus mena. Kažkada ten buvo trumpą laiką tokios Altoniškių kaimo kapinaitės ir sako, kad būtent ten ir užkasdavo tuos tuščius karstus, kad tik neiti į tą carinės armijos, ten tą visą siaubą.